vienas brangiausių Vilniaus namų. Jeigu dėdit ir listą, nepavydim. Topinį vietą ir dar į visus, žiūri iš viršaus. Tokių kainų jau nebėra, čia nesąmonė. Vaizdas svarbus 2 kartus, kaip perki Ir parduodi. Tam spa, baseinui, bowlingui pritrūko erdvės. Kaip tu gyvensi be jų? Tai vieta toli, privažiavimas neprestižinis. O tai kaip ten su tais autobusais? Kur stotelė? Kur Lidlas? Kiek galutinai bus suinvestuota pinigų į šitos statinius? Nes ten kosmosas turėtų būti. Kol dar neprasidėjo šis įdomus epizodas, turime vieną nedidelį prašymą jums. Jei manote, kad šiame kanale randate įdomaus turinio, paspauskite mygtuką prenumeruoti. Na, o jeigu manote, kad šis video bus įdomus, paspauskite mygtuką patinka ir brūkštelkit bent trumpą komentarą. Ačiū Jums už tai. Ar žinot, kuri gatvė Vilniuje vadinama Milijonierių gatve? Seniau tai būdavo tokia ta ponų gatvė, senamiestį Gaono gatvė, kur kiekvienas... Manyčiau, gal kažkur žvėrynas labiau link tos pusės. Taip. Žvėrynas, ne? Žvėrynas, Birutės gatvė palei upę. Šita Čia neformaliai taip vadinama Milijonierių gatvė. Taip, aišku, nevadinama iš tikrųjų taip. Galėtų pervadinti. Aš manau, kad tiktų šitai gatvė. Tai kuri dabar gatvė tiksliai? Birutės gatvė. Birutės gatvė, ten, kur tie tikrai labai prabangus namai ir turbūt vienas brangiausių sandorių per pastaruosius 2 metus, kuris buvo fiksuotas Vilniuje, tai būtent šitoje gatvėje Birutės. Jo, tai ten Birutės gatvė, ta pirma juosta palei upę, netgi taip. Ten yra tas dviračių takas, ten aš taip suskaičiavau, kokį 10 namų turbūt ten maksimum yra tokių tų prabangiųjų. Aš mačiau vieną sklypą laisvą. Ten yra vienas darželis, liktai netgi tame sklype. Ai, laisvas sklypas yra. Gal ten darželio sklypas. Nežinau, bet mačiau, kad vienas sklypas laisvas. Ir Kazachstano ambasada tenai yra. Tokia dičkė. Milijonierių. Ne šiaip savo tau kokį mažiuką pastatuką statyti tokiai vietai. Jo, tai šiandien galbūt mes taip ir nutarėm pašnekėti Lietuvos elito, Lietuvos milijonierių tema, kurgi Lietuvoje yra patys prabangiausi ir iš tikrųjų, kai pradėjom nagrinėti, nedaug iš tikrųjų tų vietų Vilniuje yra, kuriuose gyvena koncentruotai gyvena ta milijonierių klasė ir kodėl jie būtent tas vietas renkasi, ar būtinai tik tais Vilniaus miestą, galbūt ir už miesto išvažiuoja ir panašiai, tai Ir ar yra kažkokios tendencijos, ar yra mados, galbūt kažkurio laikotarpiu daugiau vieną vietą kėlėsi į kitą. Kaip tas milijoninis turtas išlaiko tą vertę vienokiam ar kitokiam rajone. Nesgi sako vieta. Taip. Tiesiog vieta neblogėja ir išlaiko tą vertę. Tai va, to jeigu norit surasti skelbimo portaluose milijoninį namą, tai užeikit į mūsų rėmėją realu.lt ant skelbimo portalo tinklapį ir ten galit rasti ne tik tais žemiškų butukų, bet ir milijoninių vilų ir namų. Ir namų, ir sklypų, ir tikrai gerų objektų. Tai va, jau kadangi pradėjai nuo žvėryno, tai tada ir teskim tada nuo tos Birutės gatvės turbūt. Tai kas ten toks vienas žymiausių turbūt po Okmano namo ir visai kaiminystė yra... Buvo prieš kelis metus pardavinėtas... Petro Masiulio namas. Taip, tai buvus... Tele2 vadovo, ne? Taip, buvusios susisiekimo ministro brolio. Taip. Tai ten rimtas buvo namas. Tai jisai buvo netgi į Sotheby's kažkaip tai listing of the day papuolęs į tarptautinį ten tokį vertinimą. Tai iš 4 milijonus buvo bandytas parduoti šitas turtas. Nepardavė, įdomu tik tai, ar nepardavė, nes pirkėjas neatsirado, ar dėl to, kad sprendimas priimtas kitas iš nuomai. Aš manau, kad nerado pirkėjo. Ir taip vertinant tą laikmetį, vis tiek čia tas turbūt buvo prieš kokius 5-7 metus. Ja. O vertinant, kad Okmano namas už 4,6 milijono prasidavė čia prieš 2 metus, pusantrų gal 2. O jie visiškai ribojasi tvarom, abu vieną šalia kitą. Taip, tai aš manau, kad gal buvo pervertintas gal tas namas 4 milijonai tam laikmečiui. Gal dabar ir parduotų. Iš vienos pusės gal pervertintas, iš kitos pusės paprasčiausiai matyti neatsirado tokio, kuriam reiktų tos vietos ir galėtų tiek mokėti. Čia ir turbūt tose sandoriuose viskas turi suklikinti, žinai, ir savininko motyvacija, ir pirkėjo tas, žinai, galimybės pasiūlymas. Ir poreikis tą momentą. Jo, tas taimingas, žinai, arba neatsirado, arba, žinai, gal buvo tie, nežinau, mažesni kažkokie pasiūlymai ir tiesiog nusprendė, kad ten what the hell, žinai. Bet dabar išnuomavo, ar ne? Kiek žinau, tai ambasadai. Jis ambasadai išnuomotas yra. Jau kurį laiką. O kaip, manot, paspėliokim šitą, kiek galėtų būti, tarkim, tokio namo nuomos kaina per mėnesį? Aš taip sakyčiau, turbūt gali siekti 10 000 eurų per mėnesį. Jo, čia turbūt kaip skaičiuosim, jeigu bandysim per gražą nuo tų 4 milijonų skaičiuotis, apie 10 turbūt gautųsi 1000, jeigu tokia reali graža.
Kitas dalykas, ar ambasados nuomojasi už tokias sumas, tikrai taip. Tai manau, kad galėtų būti apie 10. Čiūrė. Ambasadorius namas, žinai, ne kokio atašė. Jo, turbūt čia visa rezidencija jau gaunasi ne tik, kad gyvenimui pritaikyta, bet ir daugiau funkcijų atlieka. Tai pačio namo nuotraukų irgi turbūt matė ten skelbimų nuotraukų daug, stilistika jo toksai gilios ir tokios skoningos klasikos pavyzdys, tiek ir pats fasadas dera prie interjero. Nu tikrai išskirtinis namas, nežinau, tik tai nebuvo, aš bent jau neradau informacijos dėl tikslios kvadratūros, bet jis nėra super didelis, ten turbūt apie 300 kvadratų. Iš pažiūros turbūt taip, ten tikrai nesiekia ten 5 ar ten 700, kaip kiti namai, kur aš šiandien aptarinėsiu. Bet šiaip, mačiau, kad, kaip sakyt, fasadas, eksterjeras, man jisai gal įspūdingesnis negu interjeras. Nes kaip ir viešoje erdvėje sakė, kad žmona be dizainerio berods darė, tas žmona tą interjerą darė. Tai man kažkaip, nežinau, eksterjeras įspūdingiau atrodo negu skonio reikalas. Žinoma, skonio reikalas. Tavo eksterjeras įspūdingiau atrodo? Jo, jisai išoriškai man įspūdingiau atrodo negu viduj. Man viskas ten tinka ir vidus ir išorė. Ir nežinau, kiek jums teko to dviračių takų ar ten pešiųjų takų eiti, realiai labai tas namas yra atviras visuomeniai. Tengi buvo skandalas tas Šimašiaus, kuris tas tujas pjovė būtent toje gatvėje, nes jie ten aukštas tujas pasisadina valstybiniai žemėje ir dėl privatumo jas išpjovė. Tik įdomu, kam dabar geriau, tas tujas išpjovė. Jo, Visuomeniai. Kiti gali pažiūrėti, kaip gyvena. Kiti ten namai matosi dar kažkokių tvorų ten pasidarė, vis tiek kažkaip izoliavėsi, o tas namas yra praktiškai, kad tu ten gali ateiti į kiemą iš dviračių takų. Open house. Tai iš tikrųjų irgi rodo gal tokio žmogaus atvirumą ir kad jisai nuo nieko nesislepia. Skaidrumą. Skaidrumą. Aktualu šiais laikais. Tai ir šiandien dar tokią įdomybę padarėm, tai tiesiog pabandysim iš savo prizmės, galbūt šiek tiek su humoro kruopelytė, padaryti tokį tier listą. Dabar madingas dalykas yra vertinimai, mūsų asmeniniai vertinimai, kiekvieną iš šitų žvaigždžių namą mes padėliosim į tokį lentelę, kuri yra sukategorizuota nuo S, A, B, C. Tai S tai yra jau aukščiausias vertinimas, super luxury ir gerai vertinamas, A šiek tiek prasčiau, B atitinkamai ir C jau prasčiausiai. Tai šnekėdami apie labai prabangų turtą mes čia. Jo. Okay. Tai mes galbūt čia iš tos pusės, nežinau, iš savo asmeninio vertinimo, iš to, kiek tas toks, nežinau, pirkinys būtų logiškas, kiek jisai atitinka tą prabangos lygį ir panašiai, tai pabandom galbūt ir vertinti. Tai va jau aptariam Masiulio namą, kaip jūs manote, į kurią grafą tada jį reikėtų patalpinti. Ar jau super, A, ar B, ar C? A turbūt. Aš irgi jau arti tobulumo. Nemanot, kad per mažas tas namas, tarkim, šitai vietai, tokiam milijonierių gatviai? Manau, kad ir sklypas nėra labai didelis. Tai jeigu ten jo, šiaip sklypas ten dalintas į... Taip, jisai su raidė yra, tai ta prasme, jeigu čia dar didesnį, tai paskui tos žemės visai nelieka. Tai va, gal šiek tiek to privatumo, kaip sakyti, truputį trūksta ir, kaip sakyti, ten sklypas nėra baisiai didelis. Aptarsim kitus namus, ten rimtų tikrai sklypų. Jo, čia tas privatumo gal trūkumas. Bet pats daiktas, žinai, jis gera vieta ir bet vis tiek tam prabangiamo segmente tas privatumas yra gan svarbus faktorius. Tai va čia, ar nesikeis B? Nu tai pažiūrėsim, davai, dedam dabar. Gerai, bet turim dar čia šitoj vietoje ir Okmano veidelį, tai kadangi šiek tiek paminėjom ir jį, tai ir jį dedam. Kadangi yra artimiausias kaimynas per tvarą. Į kaiminystę ir dedam, ar? Aš dėčiau į A. Jo, turbūt, žinai, nematėm vidaus, kaip ten atrodo, bet ta pati vieta, žinai, bet pasi didesnis namas. Didesnis šiek tiek. Jo, ten pasi didesnis ir... Ir sklypas didesnis. Jo, ir sklypas didesnis, ir lubys tuo metu, ten, kur nusipirko, jis iš lubio amžinatilis žmonos. Tai jis ten tuo metu įspūdingai darė, bet aš spėju, kad, žinai, jau dabar Tomas persidarė. Taip, ten turėjo būti senstilėje viskas. Ok, tai jau 2A keleivius turim, keliaujam tada netoli nuo žvėryno,
tiek Žvėrynas pats turbūt milijonierių kvartalas galima pavadinti, daug kitų milijonierių gyvena, tai galim paliesti tokį kaip Beną Gudelį. Kuris žiūri visus iš aukštai. Jo, ten iš tikrųjų įspūdingas sklypas su atsiveriančia visa Vilniaus panorama. Bet daug kas net ir nežino, manau, žinai. Jo, Blindžių gatvėje, todėl, kad jis pačiam viršui ir tas privažiavimas nedavažiuoja, toks privatus yra, taip. Aš esu šalia namą pradavinėjus visiškai tik apačioje, sklypai kaip ir faktiškai turbūt ribojasi, bet tik tais iš apačios iš Blindžių gatvės, o Gudeliam pačią viršaus. Ir ten jisai ribojasi su šito to karoliniškių draustinio ir žiūri į miesto pusę. Bet čia senas jau namas yra, jau 2011 metais buvo straipsnis, kad čia skaitomas vienas brangiausių Vilniaus namų, kuris tą dieną prie lito buvo vertinamas apie 30 milijonų litų. Na, žiūrėjau, kokį vertinimą. Jau mes tos skaičius pamiršę esam. Jo, ir šitą, aš kažkaip, tas senas nuotraukas, žinai, kai mačiau jo namo, man toksai priminė iš serialo Sopranai, žinai, Tonio Soprano namas, žinai, toksai California style, žinai, ir Gudelis, verslininkas, kaip sakyti, ir su Amerika dirbantis, žinai. Tai jis gali priminti šiek tiek tą tikrą į Hollywoodo namą, kuris irgi ant kalvos, gerų vaizdų į Los Andželą, į miestą, čia į Vilnių. Ir čia žiūri, žinai, ir jie yra sakę, žinai, kad ten pas jis didelis ten sodas, kiemas, sklypas, 50 arų. Taip, pusę hektaro. Jo, pusę hektaro, žinai. Tokioj vietoje. Tokioj vietoje, taip. Tai ir sakė, žinai, kad sodininko nesamdo, žinai, kad patys jo viską tvarkosi. Visai neįmanoma. Jo, tai čia, žinai, kaip ten sako, yra 3 turtingumo lygiai, kada pat žolę pjaunė, kada samdai, kad tau nupjautų žolę, ir trečias, kada pat žolę pjaunė. Šitas geras. Ir kai turi laiko tiek, kad gali pats savo žolę prisižiūrėti, ne? Tai va, tai čia tas tokia prabanga, kad savo laiką gali skirti žolės pjavimui. Jeigu dėdyti tirlistą, nepavydim. Šitas yra bombinis namas ir tikrai utopiniai vietai ir dar į visus, žinai, žiūri iš viršaus. Ir aš to pasakysiu, net nelabai svarbu, kaip ten tas vidus, koks interjeras, stilistiškai, kaip jis atrodo, nes tikrai vidų tą pasidaryti galima kaip nori, bet vieta, bet kokia unikali. Žvėrynas, didžiulis sklypas. Privatumas didžiulis. Privatumas. Miškas šalia ir dar vaizdas. Kiekvienam bute, jeigu nors koks vaizdas ten į Gedimino pilį, ar ką žmonės pasiruošė mokėti daugiau, o tu čia faktiškai visus vaizdus turi. Jūra tik nesimato. Tai galbūt kažkiek senstelės tas namas, nes aš tokių, nežinau, pletkų gandų girdėjęs esu, kad toj pačioj kalvoj yra antras labai panašus namas, kuris irgi priklauso Benui Gudeliui. Nes nėra 100%. Tai šalia, kur vienas ratukas ir kitas ratukas. Aš rodžiau, kur šitie. Tai aš nežinau, sakau, čia toksai gandų lygyje, bet man atrodo, kad ten tai pačiai šeimai priklausantis. Jo, tai šaliagi ten irgi dar viena, ten pakankamai didelį sklypą turi, ten kažkokį spa pastatą yra pasistatęs. Tai tam pačiam sklype. Bet ten yra visiškai kitas namas. Tai, sakau. Galėtų Benas į svečius pasikviesti. Aš lik atsimenu, kad 5 metų kažkur atgal buvo laida kažkokia daryta tam name, bet nepavyko rasti iš tikrųjų. Tai nepatvirtinta tokia informacija, bet tikėtina, kad ten žemės turi žmogus. Vienai Zolda norim į svečius. Norim įvertinti, ar tikrai ten tas S terlis. Gal kas dedam prie S. Žinai, galva, kaip praeitoj laidoje Natalija iš savo namų darė mums video. Benas sutiks. Bet, į terlistą turbūt S visi sutinka. Bet kaip jūs galvojate, tarkim, tas straipsnis, kad 30 milijonų litų tada 2011, man atrodo, turbūt per optimistinė kaina. Vis tokių sandorių. Žinant, kad 21 metais, tai yra po 10 metų brangiausias namas iš 4,6 parduotas. Tai tada, jeigu 30 milijonų, tai čia kiek? 8 milijonai, 7-8 milijonai eurų. Turbūt, kad... Turbūt turėtus ir argumentų, kodėl. Pasiginčytų su tavim. Gerai, tada vėl iš toli iš Žvėryno nepabėkim, čia daug dar objektų turim. Krepšininkas Šarūnas Marčiulionis. Tai beje netoli Beno Gudelio nusileidus kalva. Tik nesu tokiu vaizdu. Latvių gatvėje, bet arčiau upės. Ir nesu tokiu sklypu. Ten pas jį viso labo yra 10 arų sklypas. Bet tai buvo skandaliuko. Kad buvo biski užsigrobęs.
buvo tradiciškai šiek tiek. Čia vėlgi dar toliau eisime per kitus namus. Labai dažnas ten tos istorijos, kur, žinai, atrodo, ten tas sklypas jau nėra, žinai, kišeninis, ten kažkoks mažas. Bet 10 arų kaip dideliam namui nedidelis. Aš suprantu, žinai, bet ir visą laiką tos istorijos kažkas išlenda, kad ten tvora Tai ne tvora. taip, nesusižiūrėjo, mes čia taip pirkom, tai tai buvo. į regioninį parką koja įkeltant. Ta prasme, labai daug tų tokių istorijų. O dabar paskutiniais metais iš tikrųjų žemėtvarkininkai tikrai jau truputėlį stebi tą visą situaciją ir Žvėrynė, ir Valakampiuos, ir Antakalnį. Ne tik žemėtvarkininkai ir statybų inspekcija. Taip, statybų inspekcija ir šitas skraido ten su dronais, mes žiūri tas ribas ir gaudo. Tai aišku, technologijas leidžia daug lengviau visą tai kontroliuoti, nereikia eiti į sklypą ir... Ja, bet Pasižiūrėti. Šarūno Marčiulionio namas irgi ten yra tikrai labai geroj vietoj. Jis irgi prie to, kad tenai Inkilų parko, kaip jis ten vadinasi. Inkilų bendrabutis. Inkilų bendrabutis, ten yra tokia skulptūra ir toks parkelis padarytas, tai... Bet visai šalia daugiabučio. Jis yra šalia... Tai klausimas, kiek tas daugiabutis to privatumo sumažina, nes vis tiek turbūt ir srautas yra. Ir sklypas tada nedidelis. Taip. Tai man tas irgi apžiūrinėjant patį namą, pačią tą vietą labai krito į akis tas daugiabutis. Aš manau, kad čia tas tier listą biški mažina jo akcijas. Aš prisimenu senais laikais, čia jau koks geras 10 atgal, mano kolegė viena turėjo klientą, kuris labai norėjo šitą Marčiulionio to namo. Jis buvo rinkoje? Ką? Jis buvo rinkoje? Ne. Jinai kažkaip ten per pažįstamus ten išėjo tiesiogiai, kaip sakyt, ant Šarūną ir pasakė, kad norėtų pirkti, aš Šarūnas sako, aš nenoriu parduoti, bet kažkaip ten vis dėlto nuėjo į bendrą tą tokį susitikimą ir maždaug sako, tai tašė pinigų, ne? Paklausė. Parodai savo rimtumą. Man atrodo, žinai, paklausė maždaug, tai už kiek ten jūs sutiktumėt parduoti, ir tuo metu išgirdo tokias mokytis, kurie dėrybos ir baigėsi, neprasidėjęs. Motivacijos nėra. Jo, motivacijos nėra. Tai... Ne, čia pats blogiausias pirkimas, kai pardavėjas nenori parduoti, o pirkėjas nori nupirkti. Tai yra visos galimybės permokėti stipriai. Tai jo, ir šiaip man atrodo, kad truputį gal architektūriškai jis toks senstelės tas namas. Tai jau jo, ir medžiagiškumas ir visa kita. Aišku, viskas yra pakeičiama, viskas padaroma, vietos neatimsi. Jo, bet jeigu Gudelio namą investuoti labiau norėtųsi negu į labiau. Šitą. Tai į kur dedam jį? Aš manau, į B reikia dėti jį. B. Į B? B. Į B. Taip, dedam į B. Šarūnas Marčiulionis, daug tų krepšininkų, tai B. Gerai, sorry, Šarūnai, bet ne į C. Čia mes geriausių iš geriausių, čia terlistas. Taip. Nenuprastam. Paviduoliai 3. Gerai, ir dar vienas žmogus gyvenantis irgi Žvėryne yra... Ne milijonierius. Vytautas Landsbergis. Tik jisai jau ne milijonierių gatvėje gyvena, jisai gyvena Traidenio gatvėje, daugiabutė. Bute, jo. Jo, bute. Tai vadinami muzikantų kompozitorių. Taip. Ten apskritai Žvėrynas buvo atiduotas, ne tai, kad atiduotas, bet daug statinių buvo ir tas kompozitorių rūmai tie pastatyti. Ir daugiabučiai buvo statomi kompozitoriam, tai toksai... Ten prisimeni, langai tokie platus būdavo šitą, kad ten pianiną galėtum įkelti. Jo. Ir tokia bendruomenė automatiškai susidarius buvo atitinkama. Ir šiaip kaip daugiabutis, jisai labai keistos architektūros, jisai yra to vadinamo postsovietinio modernizmo. Čia yra kažkas panašaus kaip Santuokų rūmai, kaip tie Gedimino prospekte, kaip jie tenai pramonininkų. Ar tie rūmai, kur šalia energetikos ministerijos. Tai va tas toksai didelės, masyvios konstrukcijos, kvadratai. Ir kiek atsimenu, aš kažkada ten turėjau būti pardavimui, žiauriai šalta buvo. Jo, aš žiūrėjau komentarus, kad irgi daug kas skundžiasi, kad labai šalta. Aš dar žiemą jame buvau, tai kosmosas kažkoks. Iš tikrųjų, vėlgi, jeigu pasižiūrėsit mūsų senų video archyvą, tai va buvo mūsų senas video apie Žvėryną, tai ten ir praėjom, kaip sakyti, ir pro kompozitorių namus, ir pro Šarūno Marčiulionio namą, ir kitus objektus. Tai va, jeigu turėsit laiko prie kavos, galite užmesti akį. Senokas, tas jūsų... Senokas. Senas, jau pasenęs. Bet štai paskui praeina kažkiek laiko, visai įdomu retrospektyviai pasižiūrėti, kur žmonės po to mus komentuoja, kad tų kainų jau nebėra, čia nesąmonė šnekat.
šnekėjot sąmonės dabar visą tai. Nu, šiaip apie Vytautą Landsbergį tą butą ar panašiai ir jo pasirinkimą, nu vis tiek žmogus... Tai klausimai, žinai, ir čia tas pasirinkimas labai, nes jeigu šitie, kuriuos aptariam, tai arba pirko, arba statėsi patys, o čia vis tiek kažkaip suprantu, Vytautas daugybę metų jau gyvena tame bute ir būtent toj vietoje. Jiems matyt brangi vieta. Jo, ir aš manau, kad turėtų būti labai patogi vieta. Na, žinai, ir kaip sakyti, žmogus jau tikrai garbaus amžiaus, kaip sakyti, apie 90 dabar jau, ar ne? Tai gerbiamam profesoriui, tai, žinai, tiek metų pragyveni toj vietoj, prisiriši ir aš manau, kaip sakyt, tie jau kriterijai, kaip sakyt, pamažėja. Kaiminystė labai gaiši. Patį žmogų tikrai galim priskirti prie elito, bet ar tikrai tą daugiabutį mes galim priskirti prie elito būsto? Sunkiai. Turbūt, kad sunkiai. Ne? Ja, jau nebe. Vis tiek, jeigu ten gyventų ne Vytautas Landsbergis, o Jonas Jonaitis, tai nebūtų. Tai sakytum, koks šaltas, koks baisus, koks tamsus. Nu, tik tai, kad vieta tikrai gera. Vieta taip, vienareikšmiškai. Traidenio gatvė. Bet turbūt vienareikšmiškai galim sakyti, kad į C. Į C, kad čia prabangos daug nėra. Taip. Gerai. Prabangos požymių, tiksliau gal taip. Važiuojam toliau. Gerai, tai tada mes jau aptariam tą žvėryną, tikrai nemažai tų, nieko man atrodo nepamiršome, ne? Dažnai būna klientai ir ypač galvat klientai iš užsienio pravažiuoja, tarkim, pro žvėryną ir jie toks ne iki galo supranta, kur čia ta vertė ir kodėl, tarkim, tai brangu tas žvėrynė, nes dažnai pravažiuoja pro kokią ten, nežinau, ten Vytauto, Kęstučio tą gatvę, kur ten daug tų medinukų ir toks sako, žinai, kodėl čia taip brangu, kodėl čia taip vertina, jo, gal nėra toli iki centro, bet iki galo ir nesupranta. Parkas šalia ir senamiestis. Taip, bet nepravažiuoja, gal, žinai, pro visokias tokias birutės, žinai, ten blindžių gatvės. Reikia birutės milijonierės gatvę vežti. Taip, bet tai vis tiek nėra pats Vilniaus centras, kad jau sakytum, kad čia gyvenu Vilniaus širdyje. Bet labai patogu į visas pusės išvažiuoti. Tai va, būtent jis yra tikrai labai labai patogus, jeigu šnekėsim paskui apie senamiestį. Jis toks turbūt gal patogesnis gyventi su šeima, turint vaikų. Jeigu norisi erdvės ir ne tiek daug srauto. Privažiavimo gana patogu. Taip. Tai turbūt gal jisai toks ir yra populiarus tarp elito. Ir turbūt vis tiek labai labai svarbu yra ta gamta. Okay, o jeigu, tarkim, visiškai kardinaliai žiūrint, ne tai, kad visiškai kardinaliai, bet žiūrint į, patį turbūt brangiausią, prabangiausią miesto dalį, tai yra senamiestį. Bet kokia atveju. Kur yra turbūt vienas, čia turbūt sakyčiau, turbūt pats brangiausias pastatas Lietuvoje gyvenamasis. Tai yra Juozo ir Aleksandros Kazickų rezidencija. Jaunesiems žiūrovam turbūt reikėtų pasakyti, kas buvo Juozas Kazickas, tai buvo išeivis, kaip sakyti, išeivis iš Lietuvos, kaip sakyti, lietuvių amerikiečių verslininkas, filantropas ir jau amžinatilsi ir investavęs daug ir Lietuvoje ir tokį tikrai įspūdingą palikimą nekilnojamo turto srityje palikęs pastatas Vilniaus senamiestyje, Pilies ir Švento Jono gatvių kampas. Ir tikrai įspūdingas daiktas. Jeigu taip paprašiau tariant, Pilies gatvė, jeigu eini, kaip čia kokia čia, leidžiantis nuo Rotušės, ten, kur susiaurėja ties tos prancūzų skverių vadinamų, tai po kairę pusę tose kiemuose yra tas, mes įdėsim nuotraukų, manau, žmonės tikrai atpažins. Ir jo. Tai dabar po jisais žmonai, kaip sakyt, darė. Vestuvių proga dovana čia buvo. Taip, čia jau buvo dovana. Taip, ir nežinau, kiek jie ten ilgai, kaip sakyt, gyveno, bet 60-ųjų vestuvių metų. Jo, bet neilgai jie jo naudojosi palyginus, nes jau buvo garbaus amžiaus. O dabar paliktas, kaip sakyt, ir dukrai, bet jisai yra, kaip sakyt, viešai prieinamas, jį galima išsinuomoti. Savo šventėms renginiams galima ir iš tikrųjų galima užeiti ir į jų tinklapį Kazickų rezidencija.lt vadinasi, nereklamuojam čia, neremia mūsų Kazickai. Ir kainos netgi yra surašytos, kainos iš tikrųjų nėra mažos. Nėra mažos, taip, nėra mažos. Ten valandos kainos siekia ten apie 300-500 eurų už vieną dalį patalpos. Valandos, taip. O visos rezidencijos kaina, pavyzdžiui, parai yra 7,000 eurų. Kitą kartą. Gimtadienį švęsti būtų brangu. Savo vyrui galiu sakyti, kokią dovaną. Nori 60-ųjų metinių progą. Nesulauksim.
Bet iš tikrųjų įspūdingas daiktas ir renovuotas, sutvarkytas, ten yra šalia 3 arų kiemelis, iš kurio sodas yra padarytas. Taip. Tai iš tikrųjų paveldas turbūt visai Lietuvai, visam Vilniui, toks statinys išsaugotas ir atvertas visuomeniai, tai man atrodo. Ir išsaugotas, atkurtas ir atvertas. Čia turbūt tie 3 dalykai, dėl ko turim labai džiaugtis, kad iš vis tokį turim čia. Taip. Čia Radvilas gyveno porą šimtų metų. Buvai svečius? Ne. Nu tai man atrodo, kad čia irgi tier listą vertinant, mes čia daug čia gerokai prieš gudelį dar. Tai jau S++, turbūt. Taip. Jeigu A++, tai čia jau S++ galėtų būti šitas tikrai unikalus daiktas, vienetinis daiktas Lietuvoje, tokių daugiau sunku rasti. Taip. Tai va, o šiaip apskritai apie senamiestį kalbant, senamiestis gan didelės ir ne visos tos gatvės turbūt galėtume pavadinti super prabangios ir ten, nežinau. Kai kurios labai gražiai sutvarkytos, kai kurios labiau apleistos ir turi kokiu nors ten tų tokių tikrai dar vis vaiduoklių pastatų, tai tikrai ne visos vienodos. Ir žinai, Vilniaus senamiestis yra toks kompaktiškas, kad nežinau, labai sudėtinga, tarkim, įkišti kažkur, tarkim, ten naują daugiabutį, kur, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, kokioje ten Pilies gatvėje ar ten Vokiečių gatvėje, žinai, įkištų ten daugiabutį naują, žinai, šiuolaikišką, ten, aišku, ir kultūros paveldas turbūt neleistų, bet teoriniam lygmenį, jeigu toksai atsirastų, kokia ten būtų, kaip sakyt, kvadrato kaina, milžiniška. Totorių gatvėje vienas įspraust bandomas yra. Žinai, bet totorių tokia kaip ir okei, žinai, bet ne super įspūdinga. Tai, žinai, tose topinėse vietose nėra daug naujos statybos ir vat yra senamiestis gal labiau vertinama ta senoji statyba, kurie tie iki karo pastatyti, tie istoriniai pastatai. Jeigu po kapitalinio remonto gerai sutvarkytais fasadais ir panašiai. Ir turbūt, laiptiniam. Jo, ir jeigu taip jau vertinant ten top gatves, tai ką mes galim turbūt išskirti ten Etmonų, Gaono, Stiklių gatvė. Stiklių gatvė. Jo, Gaono, tai atsimenu, buvo Gisnoro, savininkai prisipirkė ten irgi būtų, nes vienam projektukė, nes labai jau įspūdinga buvo vieta ir kainos tais laikais buvo įspūdingos. Tai. Čia tie, kas turėjo pinigų tuo metu. Ir paskui bankroto administratorius ilgai ten tos butus pardavinėjo, nes jie tokie buvo kaip ir okei rengti, bet, pavyzdžiui, jie buvo daryti kaip ir svečiams, nes, pavyzdžiui, jie buvo be virtuvių. O ką? Tiesiog, kad, to gyveni, žinai, reini jau valgyti ten, nežinau, į stiklius kokius, žinai. Tai ilgai jie parsidavinėjo, buvo gan nemažas asmet kainos. Bet vėl turint butą Gaono gatvėje, pergyventi dėl to, kad neturi virtuvės, pasidarys, jeigu jau gali nusipirkti butą tokiai vietai. Žinai, bet ten buvo ir nedidelių butų. Bet ir išplanavimai ten daug ką lemia. Jo, ten buvo ir vienas, atsimenu, labai keistas išplanavimas, toks labiau koridorius. Taip, ir buvo, man atrodo, ten kur 2 kambariai, plus 3 kambarys tokiam kaip cokolė, tokiam kaip Rusija. Ir čia, kaip pasakyti, aš įsivaizduoju, gal kas gyvena šitose, tarkim, tokiuose brangiuose būstuose, tai dažniausiai nėra vienintelis jų turtas. Tai turi galbūt ir kažkokį, nežinau, namą užmiestyje, Ar sodybą kokią, kad kažkur ištrūkti. Taip. Bet šiaip, dar grįžtant prie tų gatvių, ne visos, aš manau, gatvės dėl pačių statinių yra ne taip vertinamas gerai, nes Gaono ten Etmonų didžioji visada buvo Vilniaus centras, širdis, bet tarkim, jeigu paimsim ten kokias ligoninės, ten Žemaitijos gatvė, ten Mėsinės, kaip ir geros jos gatvės, bet čia buvo prie tos Vilniaus tos gynybinės sienos ir ten gyveno turbūt tie paprastesni žmonės, nes Žemaitijos gatvėje, ten yra ir tų paprastų daugiabučių. Jo, ten labai įvairių yra. Ten ne blokinukai, gal morinukai, bet jie tokie, tikrai ten neturi erdvių, štų lubų, didelių laiptinių, tarnų laiptinių ir panašiai. Jo, žinai, ir paminėjai, tarkim, ten Žemaitijos ligoninės, tarkim, gatvės, tai ir buvo dar visai nesena istorija Antro pasaulinio karo, kur tai buvo Vilniaus geto teritorija. Taip. Ir vėlgi, kaip sakyt, liūdna, bet daug tų pastatų, kaip sakyt, apdaužyti buvo ir nuniokoti ir ten to, kaip sakyt, prestižo truputėlį mažiau yra. Ten šikarnų, kaip sakyt, laiptinių ir panašiai.
Nu, okei, tai senamestį, man atrodo, ten daugiau neaptarinėsim to Alito, čia vienas nustelbęs visus. Tai galime į kitą tokį rajoną irgi keltis, kuris pasižymi prabanga, netaip atitolęs nuo centro ir už tai turbūt ir vertinamas ir dėl savo žalumos, tai yra Antakalnis. Kaip aš kažkaip mūsų podcast'e sakiau, senas liūdnas Antakalnis. Senas liūdnas. Tau jis liūdnas? Kai kurias vietas. Liūdnas, bet vertinamas. Yeah. Mes ir apie žymybės šnekėjom, ir apie politikų šnekėjom. Matom, kiek daug susigrūdė tas buvo ir Pakso namas, ir Vėgėlės Igno namas, ir Makaliaus tas butas Rūtų gatvėje. Bet dar ką vertėtų turbūt aptarti, ko mes nepaminėjom, tai Vilhelmo Germano, čia nesenai iškilusios žvaigždės. Kas tas Vilhelmas Germanas? Tu mūsų pristatinėtojas žvaigždė, tu pristatyk. Sako, vienas turtingesnių Lietuvo žmonių. Buvo, ar yra, ar bus neaišku, bet panašu, kad ten... Kad turtas areštuotas dabar, tas tie turtai. Turtingas. Jo, ir būdavo Rūtų gatvė, jeigu važiuoji, link, pavyzdžiui, Makaliaus namo, daugiabučio, toks iš tikrųjų įspūdingas, individualus labai namas, ten 5-600 kvadratų, su tokia ir terasa, tokie laiptai, tas kylantis. Tu čia radai tą 5-600 ar taip išspėjimo būdu labiau? Spėjimo. Aš spėčiau gal truputį ir daugiau. Gal galėtų būti. Gal ir taip, žinai, aš vizualiai turbūt sakau, žinai, gal ten gal dar Rusys. Didelis, tikrai. Jo, bet Rūtų gatvė pati labai turbūt irgi vertinama. Tokia rami, akligatvis tenai yra. Tai, įspūdingas namas. Ir tas artimasis gan Antakalnis ir viskas. Nors, žinai, taip, bet man toks visą laiką biški vienas toks kliūna tas dalykas, ar su tuo, kalbant, tarkim, kur Makaliaus butas yra tas Rūtų projektas, arba, tarkim, ten Germano namas, viskas fainai, aplinka, namas, ten visa kita, bet, pavyzdžiui, man tas privažiavimas, kai sukipalauk iš Rudens, man atrodo, gatvės, žinai, ir posūkis ir ten tie sovietiniai tokie geltonų plytų namai. Bendrabučiai atrodantis. Jo, ir toks važiuoji taip, taip truputį, man taip ne... Ir toje pačioje Rūtų gatvėje dar yra, ten ir medinis vienas namas toksai, parduodamas, man atrodo, jis kažkada buvo, ar yra. Ten ir tokių kaip vos nesodo namuko. Aš prisimenu prieš 15 metų, kai baigiau teisės studijas, labai trumpai dirbau pas antstolį ir važiavom ten kažkur Rūtų gatvę faktinės aplinkybės konstatuoti, žinai, tai man tada aš Vilnius, kaip sakai, pažinau, bet tikrai ne taip kaip dabar. Tai antstolis... kaip prokuroras kalbėjau čia. Tai man tada antstolis sako, čia sako tokia vieta, kur sako, kaimynai yra dviejų tipų, arba milijonierius, arba jau, pavadino bomžas. Ubagas. Jo, tai ta Rūtų gatvė tokia dviejopa, dviprasmiška, šiaip nuo rinko įvertinama labai neblogai, bet ar tas čia S tier listui ar A ar B, ką mes priskirtumėm šitą namą? B. Aš irgi turbūt sakyčiau link B. Tų požymių šiek tiek iš tos prabangos turi. Žiūrėdama į tą, ką priskiriam A, tai sakyčiau, čia būtų B. Taip, tai Vilhelmo mes dedamo, kaip visi gražiai kol kas dėliojasi, po 2 į kiekvieną stalčiuką. Ok, tai Antakalnį, šiaip trumpai tik ir prabėgom, dar trumpai galim prabėgti ir šiek tiek gal mažiau to požymį turinti tokį kaip Naujamiestį rajoną, tai yra keletą turbūt gatvių, kur yra irgi tos prabangos, ten ir turbūt Čiurlionio, Donelaičio, Kalinausko, Sierakausko. Kažkai sakai Sierakausko, tai turbūt, žinai, visiems tiesiog yra vienas projektas mintyje. Sierakausko 25. Taip, žinai, nes kitoj gatvės pusė, žinai, ten toks... Čia vienas turbūt naujausių Naujamiestyje tokių prabangių namų pastatyta, nepavadinkim kvartalų. Kalinausko turbūt gatvėje šitas labai... Kalinausko 20. Jo, gal ir taip. Šitas labiau turbūt, bet ir ten irgi. Jo, tai čia Naujamiestis turbūt, Kalinausko ta dalis vertinama dėl artimo senamiesčio, o tenai dėl artimo Vingio parko. Taip. Irgi graži dalis, individualių namų tokia statyba tenai yra. Bet, pavyzdžiui, man ir Čiurlionio gatvė, nors jinai privatumo prasme, kaip sakyti, jinai
pravažiuojama, ten visą kitą, bet man kažkokį gerą vaibą tokį turi. Taip, tokia žalia. Ir bėga visi Vingio parką, arba vežimėliais. Man toks atrodo, žinai, man kažkaip būna, kai einu pro tą Čiurlionio gatvę, ypač pačių pradžiojos, man toks atrodo toksai tarpukario kažkokia tokia dvasia, tokia aristokratija, žinai. Nes tie pirmieji pastatai Čiurlionio gatvė, jie tie tokie su šlaitiniais stogais turi žavėsi ir matyti, sukuria taurą tokia. Ir pažiūrėjau, tarkim, Čiurlionio gatvės galas, kur jau prie Vingio parko ir viešbučio Brazauskienės šita, tai Vikmės statytas namas, nors ir atrodo... Ne žalės. Tai medinis turi minį. Ne, žalė turiu minį, kur buvęs premjeras Butkevičius gyveno, kur visai jau ant geležinio vilko, bet Veikmės, kiek ten 8 aukštai, ten 7, nors ir atrodo irgi tų metų statytas prieš 15, turbūt gal kokią, prieš krizę turbūt tai buvo statytas. Atrodo, man taip nei architektūriškai taip labai sensta, nei kainos ten kažkaip, nežinau, mažėja, toks geras daiktas. Daug stiklo, dideli balkonai ir matytas ir išlikęs toks, jisai mažai pakitęs. Tai man ten fainas. Dar grįžtant prie Serakausko, mano vieni pažįstami yra tenai pirkę ir nusipirkę ir gyvena, tai sakė, ten anaip tol ne visi butai yra tikrai VIP ten su gražiu vaizdu, nes jisai ant tokio šlaito, tai tie, kas turi tą vaizdą į tą Neries pusę, tai ten labai faina, bet, kaip ir namas kvadratinis, į visas pusės yra langų ir ne visur. Tai ten buvo įvairių būtų, buvo ir didelių, tikrai po 100 virš kvadratų ir buvo mažiuko, aš ten porą klientų esu nuvedus, pirkom, 3 turbūt būtus iš viso pirkom, dar kai tik tai statė, tai nemažai išvaikščiojus tų būtas, tai įvairių, tikrai labai įvairių, ir mažiukų. Kaip dažnai būna tose naujos statybos projektuose, tokiose gerose vietose, ta kainodara, jinai būna labai išsiskirianti, priklausomai nuo aukšto, nuo vaizdo, į ką ten žiūri. Nes kaip visada, mažiukų, tamsiukų, vis tiek visur jų yra. Aš prisimenu, mes vaikus leidom į darželį Sadutę, tai būtent Serakausko gatvėje prieš tą projektą, tai aš būdavo pravažiuodavau, taip pagalvodavau, man tuo metu atrodė vos ne ideali vieta gyventi, jeigu norėčiau gyventi bute. Prie darželio. Prie darželio. O dar mes vieną žvaigždę pamiršom, iš tikrųjų iš Antakalnio Juozas Statkevičius gyvena Antakalnyje. Ir Antakalnyje yra... Arba gyvena, klausimas. Jo, galbūt gyveno, seniau galbūt. Seniau tai tikrai gyvena. Iš tikrųjų ne visa galbūt mūsų informacija aktuali, nes ten įvairių mes šaltinių žiūrėjom. Pamėnkalnės dar dabar kažką turi. Jo, tai Sapiegų gatvėje, prie Sapiegų parko visai, Sapiegų 4, man atrodo, ten tas namas yra. Tai iš tikrųjų tas vienas iš namų Antakalnyje, kur tikrai žinau, kad turtas parduodamas yra brangiai ir pats net esu ten vieną šiek tiek padėjęs sandorį vykdyti vieniem pirkėjams, žinau beje, kad žiūri mūsų podcast'o linkėjimai. Ačiū. Tai tikrai ten yra labai prabangių objektų. Namas, aišku, pats senesnis šiek tiek, bet... Visi buvo rekonstruotas, ar ne tas namas? Jo, jisai rekonstruotas, bet jis taip įdomiai, ten jų išplanavimai yra labai aukštom lubom ir kai kurie turi ir antresolės. Tai ten užėjus tu turi didelį kaip loftinį langą, su daug šviesos, nes ir iš fasado matosi, kad daug stiklo. Ir užėjus tokį kaip, nelabai supranti, ar tai butas ar loftas, bet tikrai gražių ir įrengtų yra prabangiai tenai objektų. Tai Antakalnė turbūt irgi iš tų tokių perliukų, net ne gatvė, o konkretus namas, kur turtas yra. Jo, ir ten uždarė dabar faktiškai pravažiavimą, mašinas nebepravažiuoja pro tas Sapiegos, kur arka yra. Tai to privatumo padaugėjo, pravažiuojamo to eismo. Ir kadangi šalia parko jis ten toks tarp medžių gaunasi tokiam... Faina, geras vaibas ten. Jo. Neblogas namas, neblogas. Kaip jūs vertinat Juozas Statkevičiaus šitą namą? C. C tu vertini? C. Aš tai manyčiau, kad... Butsa taip norėtų sakyti. Bet aš tai labiau Germanu kartu. Aš turbūt į C. Aš manau, kad į C. Žinai, pagal tai, ką sudėjom į A, B, tai... Jo, ir jisai tikrai, vėlgi mes kokiam kontekste vertinam, žinai. Jo, bet jeigu šitam, tai... Taip, šitam kontekste galbūt... Aš galbūt link B, bet kadangi jūs abu balsuojate dauguma C, tai...
Tai turbūt, žinai, jis galbūt tos mažiau prabangos požymį turi, nes jis neturi tik daug tos kaiminystės. Tai yra vienas prabangus namas, geram rajone ir viskas. Jisai ten ir to privatumo turi kažkiek, bet tai jo. Ok, tai gerai, tai tada šitą mes, tai apie tos dangoraižius noriu sugrįžti. Tai kad Vilniuje yra šiek tiek ir tų dangoraižių, šiaip dangoraižis iš savęs toks kaip ir prabangus turėtų būti daiktas. Bet Lietuvai kažkaip, nežinau, nelabai nelimpa. Kai juos pradėjo statyti, jie gal buvo tokie šiek tiek ant bangos ir savanorių Helios City ir paskui Konstitucijos prospekte Europos tas pastatas. Žirgo gatvėje. Žirgo 2 ir paskui... Žirgo 2 pasakiau, Ignas šypsenėlė. Man toksai, mes kalbam apie milijoninius namus ir taip Žirgo gatvėje. Jo, bet taigi buvo tikrai ir gana žymus verslininkai susipirkė ir krepšininkai būtent tuose dangoraižiuose. Helios City minėjot, negirdėjau? Jo, minėjom. Tai ten krepšininkai buvo net keli įsikūrė Helios City, kiek atsimenu. Žirgo 2 buvo viršutiniam aukšte, Tadas Karosas gyveno. Ten turėjo prabangų būtą, bet čia viskas seniau buvo, aš manau, ant tos bangos, kai galvoja, kad va čia gyvent dangoraižiai yra kietai. Taip. Ir ta banga praėjo ir nebėra tokio prestižo, kaip tuo metu, kai statė. Man atrodo, nebegyvena tose dangoraižiuose. Nežinau, dėl krepšininkų Macijauskas neturėjo šitam Helios City. Ir Lukauskis, bet nežinau, ar jie dar beturi. Ne, pardavė ir buvo. Tai lygiai taip pat kaip Europos pastate, tada ten tie verslininkai paskui čia su skandaliukais rusai nusipirkė, buvo 3 butus per 3 aukštus, 25, 6, 7 aukštai. Bet kažkokį, nežinau, jie tokį nežinau, negerą šleifą, nenors kad šleifą, net nežinau, kaip čia teisingai išsireikžinai, bet tie dangoraižiai, jie vis tiek seniau statyti, gal senesnėm technologijom ir, pavyzdžiui, man, žinai, ten Žirgo 2 dažnai asocijuosi, kad ten, brangus komunaliniai, nes ten tikrai būdavo ir šildymas brangus, ir ten apsauga ta fizinė būdavo. Bet nebėra, man atrodo, jas. Tai ir mažėja ta prabanga. Paskui Europos pastatas irgi panašios problemos. Heliosas dažnai būdavo, sakydavo, kad vėjas ten pro tos langus prapučia, nors iš tikrųjų ne. Sesė mano, kurį laiką gyveno tame, tai galiu asmeniškai patvirtinti, kad ten tikrai joks vėjas neprapūsdavo, bet vasarą tai būdavo karšta, nes pro stiklus. Tai ten užsiklijuoja tą izoliaciją arba laikraščiais ir neprapučia tų langų. Batom prikišti. Ne, gal apie juos... Žiemą reikia užkišti tuos. Vasarą išsiimi. Gal šiaip apie juos daugiau būdavo tų mitų prikurta, nes vis tiek tai palyginus Lietuvoje per tiek metų, kiek statė, nedaug mes jų ir turim. Aš tai manau, ne mitai, aš tikrai daug atsiliepimų girdėjęs ir apie Helios City, kad nėra ten patys kokybiškiausi namai. Buvo ten visokių istorijų, ten šitai, kad ten vienas liftas veikia, kitas neveikia, ten... O jau 20 kelintą aukštą negali užlipti. Aišku, sportas. Bet gal vienas iš tokių naujesnių dangoraižių, kuris galbūt kažkiek jau skaitomas gal į sėkmingesnę pusę, tai yra Toweris. Kur tikrai ir prabangių būtų buvo parduota, tengi buvo tas baltarusų įmonė, kai kėlėsi Wargamingas, daug būtų nusipirko, tenai jie būtų. Tai dabar, aišku, žinau, kad išsikelinėja Wargamingas iš Lietuvos po truputėlį, tai atsiranda rinkoje jau antriniai rinkoje tų būtų įrengtų. Tai man atrodo, viešai skelbimo dar daug nėra, bet kiek žinau, iš antrinės, iš po stalo, kaip sakyti, yra pardavinėjimų. Bet tokių, žinai, labai žymių žmonių, ar ten, kaip sakyt, kurie labai ten būtų pasiviešinę gyvenančių, tarkim, Towerį, aš taip daug labai nepasakyčiau. Matyt, tokiom bangelėm to prestižo vis tiek ir neužsiaugino. Buvo mados reikalas, bet nelabai. Bet žinai, ten, kai stovė ten, nežinau, 27 aukšte, aš manau, kad faina. Faina. Be abejo, tikrai tik tas gerai. Vaizdas pabosta, žinok. Pripranti greit prie jo. Kaip ten sako, žinai, vaizdas svarbus 2 kartus, kaip perki ir parduodi, taip. Bet turi skirtinumą ir manau, kad, žinai, didelis butas ten laikytų savo kainą, nes tiesiog tų tokių pirkėjų, kurie nori dangoraižį, kaip sakyt, būti Wall Street'o vilkai. Tai gerai, tai mes turim dabar iš tų dangoraižių atstovų 2. Tai yra, aišku, dabar jau jie negyvenantis, kiek turbūt informacijos yra. Tai yra krepšininkas Macijauskas ir Lukauskis, tai kaip jūs manat, kur deda? C. Abu jie turėjo būti Helios City.
Nu, čia mes jos du, bet turbūt gal jie kaip ir vienas galėtų eiti tiesiog kaip atstovas tų dangoraižių. Bet tas prabangus turtas iš tikrųjų ne tik tais Vilniuje koncentruojas, ne tik kuo arčiau centro, bet turim ir tokių pavyzdžių kaip prie prabangus kvartalai, tai yra Valakampiai, Laurai ir panašiai. Jau truputį toliau nutolę. Jo, bet jie vertinami dėl savo gamtos, pušynų ir panašiai. Laurų tas kvartalas buvo išskirtinis to, kad jie ten, kiek atsimenu, įsileisdavo naują gyventoją tik su rekomendacijom. Čia kaip Rolex'e perkant. Jo, kad tu turėjau žinot, kad tavo kaimynas yra tikrai patikimas ir ne bet kas. Dabar, kaip suprantu, jau yra tai pasikeitę, nes pagrindiniai VP10 tie nariai ten pardavė savo namus. Buvogi ten viešoje erdvėje ten tos informacijos, kad ten ir Numavičius savo tą 600 kvadratų namą pardavinėja, ten pardavė, kažkas pirko, nepirko, ten kažkokie ten niuansai. Bet aš galbūt šitoje vietoje labiau ne apie Valakampius, Laurus noriu pakalbėti apie tas išskirtinės vietas, kurios yra, kaip sakyti, regioninių parkų teritorijose, kur irgi yra namų, irgi pastatytus su skandaliukais. Tai vienas iš tokių yra IKOR grupės koncerno valdybos narys Gintautas Jaugelavičius, kuris Kalvos gatvėje, ten netoli Rūtų gatvė, tik tais ant Kalvos viršaus, tai iš tikrųjų nedaug kas randa, čia galbūt Filaretams labiau priskirtume mes tą vietą. Ten buvusi tokia, labiau... Ryšių, buvusi karinės įrangos, karinis objektas buvo. Taip. Ne, ten remonto bazė buvo. Remonto bazė. Bet vis tiek tokia... Bet iš esmės nusipirko ten tą pastatą ir tada to pagrindu išsinuomavo žemę po juo. O tada... Jo, bet kadangi regioniniam parke gali tik atstatyti statinį, nekeičiant jo tūrio, kvadratūros ir panašiai. Arba įkišti į stiklą. Tai realiai toje teritorijoje buvo galima pastatyti apie 600 ten kvadratinių metrų, bet tas namas išdygo 1200 kvadratinių metrų. Pritrūko erdvės 600. Tam spa, baseinui, bowlingui pritrūko erdvės. Nu kaip tu gyvensi be jų? Kaip sutilpsiu daiktais į 600 kvadratų? Bet čia beveik visos, ir šitai konkreti istorija ir dar kitas, kurias paminėsim, kurios liečia tos regioninius parkus, faktiškai jos labai panašios. Visi turi konfliktų su žemėtvarka, arba su statybų inspekcija, arba su parko administracija, visi turi kažkokį nuotykį. Tai turbūt nuo selo pradedant ir visi, kas tik tai ribojasi. Kaip ir statybos leidimai suteikti, kaip ir liktai formaliai niekas nepažeista, bet klausimų kyla, kaip ir ten, tose regioninėse parkuose negali statyti tvorų, bet visur stovi ten 2 metrų, ten čiut nepermatomos tas tvoros ir apsitvėrė ir... Ne, tvoros gali statyti, negali aklinų tvorų statyti draustinėse. Bet stovi aklina, nes kažkaip ten regioninis parkas pats nesusitvarko dokumentacijos ir yra kažkokia ten spraga, pagal kurią ir pastato tas tvoras. Tai matyti iš vis šiaip labai jautrios vietos yra regioninis parkas ir jo prieigos visos ir ten yra atraminė senelė gali kelti problemų. Žinai, ir šiaip, taip paėmus, tarkim, ten regioninis parkas, tai parkas yra parkas tam, kad ten tai čia vėlgi yra naudojamasis toms progomis, nes nuperkamas yra senas statinys, ten kaip ir vėliau paliesim ir Antano Bosą, ir Leontjevas namą, kur yra tiesiog nuperkamas statinys ir vietoj jo norima atstatyti ten sodybą, kaip ir tikslai labai gražus, bet nejučia tas biški prasiplečia tas alkis. Nes tas senas statinys būna per mažas. Taip, būna per mažas. Ir bando visi tuo pasinaudoti. Anksčiau galbūt praeidavo šitas žaidimas, dabar nebepraeina. Bet yra stiklainė ir... Bet gerai, konkretų įvertinkim, tarkim, šitą namą. Mūsų tier listo prasme. Čia jau nepavadinčiau aš namų, netgi čia toksai dvaras, jau toksai tokį oligarchinį stilių nešantis. Kaip Gudelio, čia labiau stiliukas atskirai nuo visų daug privatumo. Gudelio toks amerikietiškas, čia daugiau rytietiškas, toks sakyčiau. Bet man tai jisai gražiai atrodo. Jis įspūdingas, bet kokia. Ten daug žurnaluose, kaip sakai, nesiskelbia ten savo vidaus ar panašiai, bet gali įsivaizduoti, kad ten rimtai padaryta. Vėlgi skonio reikalas, bet man, pavyzdžiui, iš fasadinės pusės jisai įspūdingai atrodo. Gerai, tai tada dedam jį tier listę, kur jūs manot, čia privatumo yra, teritorija didelė, ten, man atrodo, ten... Esu.
Prie ko? Esu? Ne, aš neduočiau. Esu. Aš irgi duočiau. Na gerai, duodam A. Jo, nes nuo pačio, jeigu žiūrint ant senamiesčio, vis tiek yra šiek toks atstumas, nepalyginsi su žvėrynu. Taip, bet žinai, ir pats daiktas geras, ir privatumo daug, ir sklypas didelis. Kažkokių vaizdų jis ten neturi gerų. Kažkokių vaizdų miške reikia. Ne, jeigu lyginti su Beno Gudelio, kuris yra Esas, tai ten ir vaizdai yra. Ten dar vieną pliusą užsitikrini. O čia vis tiek manau, kad gerai. Įkalbėjom. O jau truputį prasitarėm, tai yra Lenos ir Igorio Leontjevų, irgi labai panašus statinys, tik jisai jau statytas yra Pavilnių regioniniam parke. Vėl jaunesiems žiūrovam reikia... Pravesk mums valandėlę. Wikipedija. Kas ta Leontjeva? Influencerė kokia, kas čia? Nauja, kad dar nežinoma, ne? Ne, Leontjeva yra viena turtingiausių Lietuvos žmonių uošvienė. Bet jinai nėra ne tik uošvienė. Taip, bet jinai ir pati yra asmenybė ir gan gerai žinoma. Taip, jinai ekonomistė, jos vyras verslininkas, nors vėlgi ten viešoje erdvėje turbūt sunku rasti kažkokios prieinamos informacijos, kokiais ten verslais, kaip sakytų, užsiema, bet... Leontjeva yra įmonės Lietuvos laisvosios rinkos instituto vadovė. Tai yra irgi, kaip sakyt, gan garbingos pareigos. Tai ne tik uošvienė. Uošvienė irgi garbingos pareigos, nesakyk. Taip. Jo, bet taip uošvienė skamba, žinai, kad, tokia, žinai. Tai va, tai plačiau apie turtą, tai irgi šitoje vietoje buvo tiesiog sena sodyba, teritorija labai didelė, ten turbūt irgi palei hektarą ar daugiau. Ir jinai sakė, kad ten tėvų ūkis buvo kažkoks, tai... Jo, gali būti. Ir to pagrindu tas namas jo buvo atkurtas. Bet vėlgi susilaukė jisai atgarsių dėl savo užstatymo padidėjimo ir dėl tos aklinos tvoros. Tai ten žemąją gatvę, jeigu važiuojat, tai ten nepastebėti neįmanoma. Ten kaip, nežinau, Amerikos ambasados aš tvora. Aš pirmą kartą pro ten važiavau, taip važiuoju, ta tvora tokia, žinai, nesibaigia jinai. Nesibaigia ir tas nesimato, kas ten viduje yra. Ir pilki vartai tokie prieš nosį. Atrodo, kas čia pastatyta, žinai. Karinė bazė kokia būtų. Va, truputį patikslinu, buvę prieš tai statinėje apie 470 kvadratinių metrų, dabar ten išdygo 900 kvadratinių metrų pastatų. Tai link irgi tokios prabangios vilos, fazendas traukiantis. Jo, ten jau nepaprastas namukas. Ir kur dedam ją į tierlistą? Šitą įspūdingą vilą. Vieta... Pavilnys, visgi tai yra Pavilnys. Manau, kad tai yra prabangos neturintis rajonas. Bet žiūrėk, ar tai labai skiriasi nuo prieš tai mūsų aptarto varianto Kalvos gatvėje? Vieta geresnė Kalvos gatvėje? Kalvos gatvėje labiau gal tokia. Arčiau centras, arčiau Antakalnis? Čia pats privažiavimas į kitos vietos, tikrai ir visokių bakūžių pravažiuoji Bet ten nėra, kad daug pravažiuoji. Ten ta žemąją gatvė leidėsi žemyn. Bet Markučius gal pravažiuoji tą Maksimytę. Ir tu Subačiaus gatvėje tasme išlendi. Man norėtųsi į B dėti. Patricija. Aš gal savo prabangą į A dėčiau dydžiu. Bet bet aš taip galvoju, tiek žemės, ten regioniniam parke, aplink miškas, tu ten apsitvėręs, 900 kvadratų. Man kažkaip nežinau, man tai ją norėtųsi dėti. Gerai, jūs abu žabalsuojat, tai dedam tada į A. Gerai, toliau ką mes turim, vėl iš tokių panašių, tik tais jau galbūt net ne Vilniaus ribose, dar dvi tokios yra fazendas, čia kaip prašyta, atskiri kaip kurortai ir panašiai, tai nežinau, gal nuo Antano Boso pradėsim, nes desertai paliksim. Tai Antanas Bosas Aukštuolės kaime Vilniaus rajone statėsi tokią, dinkim, sodybą, fazendą ir panašiai, bet vėlgi susidūrė, kad jisai 2008 metais gavo leidimą irgi užstatyti ten tam tikrą teritoriją, bet irgi didžiuliai plotai, ją viršė. Didžiuliai kvadratai. Ir ten labai įdomiai, ten valstybė pripažino, kad statybos leidimas buvo išduotas teisėtai, bet dabar reikia jį nugriauti, nes pažeidžia viešą interesą ir valstybė sutinka finansuoti nugriavimo
Darbus, jo. Visi 20. užsiėmė, stato, greuna, sprendžia, išduoda leidimus atšūkė. Bet šitą Statybininkai, rinka, ekonomika klesti. Bet šitą truputėlį sunkokai įvertinti, tas, kas čia per daiktas ir vieta irgi labai graži. O kaip jūs manat, bus nugriautas ar ne? Nes 24 metų sausį buvo jau priimtas sprendimas, kad reikia griauti. Manau, kad turbūt, kad bus. Jeigu, žinai, ten jam apmoka tos visus griovimo darbus ir jų sprendimas priimtas. Ne, tai apmoka tik griovimo, bet jisai dabar dar bando prisiteisti $500,000, kurį jis investavęs į statybą. Bet čia turbūt skaudžiausia. Planavai, statėjai, darėjai kažką ir paskui sako, negalioja. Apmoka tik tai dalį. Supratau. Tai čia, žinai, čia šalutinis gal klausimas, bet, nežinau, man ta vieta tai taip kažkaip, nežinau, jau tolokai truputėlį. Bet aš nuotrauką šitą jungsiu, pasižiūrėkit va šitą. Ar čia yra prabangos elementas? Ten yra Bezdonių seniūnija, šitas, kaip tas kaimelis vadinasi, šalia kur tas sodų bendryje, Vilkiškės, man atrodo, prie Vilkiškių ten. Ten prabangos daug nėra. Nes pravažiuoti ten pro tokius tikrai mažiukus, kuklius namukus, jokios ten tos prabangos nedaug. Gal, nežinau, gal yra kažkoks kitas pravažiavimas, aš ten nebuvau, bet kažkaip man tie listė jisai... Jo, kaip sakai, sunku suprasti dar, kas ten per statinys bus, nes kol kas tik tai dėžutė namo, ten tvenkinys iškastas ir tiek. Bet tikiu, kad jis tą visą reikalą statė, darė dėl privatumo. Nes kitaip tai... Dėl privatumo. Jo, kitaip tai nebūtų prasmės. Vėlgi ten miškas, vis tiek ta Nemenčinės pusė, vėlgi miškas, tai... Bet turbūt ir Nemenčinės pusė galima tų vietų prabangesnių rasti, nes čia tai toks, man, keistoka vieta. Tai ką jūs galvojat, kur įdėkime? Dažnai sklypai mažesni būna, o čia, tarkim, toliau pavažiavus, galbūt jau gali kažkokį rimtesnį gauti. C. Į C dedam? Man tai kažkaip B gal atrodo. Man irgi labiau link B gal. Vėl. Gerai, kad demokratija yra. Ja. Gerai, kad mes trys, ne keturiese. Žiūrovai galės, nežinau, komentaruose pasakyti savo nuomonę, kur mes aš manau, kad su dangoraižiais ir senu daugiabučiu Traidelio gatvėje negali lyginti. Tikrai geresnis daiktas. Kaip aš nusileidžiu visą laiką. Nusileidžiu. Dauguma vienoje vietoje tik tais ne pagal ją jau viskas. Va čia moteriška demokratija. Taip. Ir gerai, ir ką aptarkim tada irgi jau desertinė fazenda, visiškai irgi toli nuo Vilniaus, apie 50-60 km. Turtingiausia Lietuvos žmogaus. Ne, gal nebus 50 km, gal padauginau, gal 40, kokia prie Melkio kaimo, prie Maišiagalos rajone. Taip. Turtingiausia pagal top 500 Gedimino žemelio statoma. Aš nežinau, kaip ten ją pavadinti. Fazenda tikrai, žinau. Rubliovka. Bet ten tai tikrai yra tokia, primena tokį oligarchinį stilių. Ten daug tvenkinių, parkai. Ten didžiulis yra privatumas, ten beveik neįmanoma paprastam žmogui ar žurnalistui ar kažkam pasižiūrėti. Bet buvo pakliuvę 15 minučių žurnalistai, tai galima pasirankioti nuotraukų, tai mes įdėsim ir žiūrovom paganyti akis. Tai vieta toli, privažiavimas toks neprestižinis, bet pats daiktas, ten aš net nežinau, kiek ten yra pinigų Versalės. Bet labai įdomu, kiek galutinai bus investuota pinigų į šitos statinius. Nes ten kosmosas turėtų būti pagal... Ten, žinai, ir spa, ir namai yra svečiam, verslo partneriam ir panašiai. Ir tikrai... Ten kiek rašoma vien į spa, man atrodo, bus 5 milijonai investuojama. Tai jo, toks išskirtinis. Tai jau tie mūsų milijonierius gatvės namukai dabar atrodo. Bet kaip jūs manote, toks turtas, tarkim, atsiras, jūs galbūt kažkada tai perleisti turės kažkam, ar bus lietuvių, kurie galės tokį turtą įpirkti? Čia, žinai, čia turbūt toksai jau... Ar visuomenės poreikiam bus atverta? Vyčiai vandens parkas? Bet, žinai, gal toksai turtas, kur gal, nežinau, šeimai po to palieka vaikam. Bet labai daug to šeimos tada reikia. Šiaip ten daug teritorijos jam aplinkui priklauso ir ten vienam iš namų gyvens, ar jau gyvena, man atrodo, tėvai jo, kitam sesuo, su to pačiu Lukauskiu, kuris yra jo. Ten jie ir būna, ir pagyvena, ir kitur gyvena. Tai, nėra, kad čia, kaip sakyti, tik tai čia sėdi. Bet... Bet siaubingai sunku šitą daiktą įvertinti kažkaip adekvačiai. Jeigu jis net ir ateitų rinką, klausimas,
kaip ilgai neatsirastų pirkėjo, kuriam ir tiktų, ir patiktų, ir poreikia. Turim žiūrovus nuliūdinti, tai greičiausiai neatsiras realu.lt skelbimo portale. Nebus? Bet realu gali atrasti daug kitų objektų, galbūt ir šių žvaigždžių kažkada atsiras. Tai va, tai, nu gerai, dedam tam tier listę. Visi pliusai. Nu, aš tai ir krūva minusų. Vieta. Nu, bet vieta. Mes negalim sakyti, kad ten 3000 kvadratinių metrų, mums yra per daug. Nu, pasistatė. Bet aš manau, kad čia šitą vietoj gal laimi tas unikalumas, kad, nu, čia kaip ir Kazicko, tokio antro nėra. Nu, tokios antros fazendos irgi nėra. Jeigu reiktų parduoti, tai tikiu, kad Kazicko parduoti būtų kur kas paprasčiau negu šitą daiktą. Nu, gal, bet mes ar ne iš tos pardaviminės pusės dabar vertiname. Jo, žinai, prabangą vertiname, unikalumą. Čia turbūt, žinai, pabandykime įvertinti, žinai, nu ne kaip tiesiog žmonės, kur, žinai, ten patinka, nepatinka, gyvenčiau, negyvenčiau, žinai, bet iš tos NT pusės. Ja. Nu, bet tai vis tiek taptų turbūt į top ten 10 top 5 turbūt 10-mečio sandorių. Taip. Tai man atrodo vien tai verta jas. Turtingiausio žmogaus, tai natūralu, kad jis turėtų papult kažkur į labai... Čia, žinai, mes sakom, žinai, ten koks nors privažiavimas, ten ne koks, bet aš spėjau, žinai, kad ten kažkas gal su sraigtasparniu ten atskrenda, žinai, ir parskrenda namo, o ne su mašina, žinai, važiuoja. O tai kaip ten su tais autobusais? Kur stotelė? Kur Lidlas artimiausias? Pasakykit, kokias parduotuvės pešiom galima nueiti? Tai esą, manau, kad dedam. Na, dėkim. Dedam esą tas menus, tai ten rimtos daiktus. Su avansu. Nu tai va, viskas, visus kaip ir sudėjom, turim tokį gražų tier listą. Čia tik Antanas Bosas antrą kartą, tai čia neįdėtas, tai ne klaida. Nu tai va, tai man atrodo visai gavosi tokia... Išsisloksniavo tas turtas. Jo, išsisloksniavo visai gražiai, taip net nebandėm kažkaip tai dėlioti prieš tai ir žiūrėti, kaip čia gaunasi. Nerepetavom, tai visai gerai. Visai gražiai. Jo, pasakyt, kaip jums atrodo tas kur čia? Kur rinktumėtės? Kur gyventumėt, o kur jau tikrai ne? Aš turbūt rinkčiausi Birutės gatvę. Aš va tą pačią mintį turėjau, aš irgi norėčiau Milijonierių gatvę. Kadangi šeima, vaikai... Galėsim 3 gyventi šalia. 3 kaimyninius perkam namus. Okmano, Masiulio ir dar kažko. Ir tuščias sklypą, tu sakei, radai. Ne, norėjau pasakyti patį pigiausią variantą, visi 3 kartų perkam. Aš tai eičiau į gudelį ir žiūrėčiau jūs iš viršaus. Kaip pasikėlęs. Bet tu sakai, tu labai graži buvo ta Kalvos gatvėje, ten tau patiko fasadas. Ne, tai aišku, labai fainas ten daiktas, nereikšmiškai ten. Bet mes kuklus žmonės neėmam tų pačių brangiausių, ten iš karto Kazicko rūmų. Labai kuklus. Nedrasu truputėlį. Nedrasu. Nu tai va, tai jūs irgi parašykit, kokį turtą galbūt jūs rinktumėtės, parašykit, kaip patiko šitą truputį galbūt pramoginė laida, nebuvo čia tiek daug NT paslapčių, gudrybių ir panašiai, bet... Smagu truputėlį, žinai, širdelį pasižiūrėti, žinai, tas akis paganyti. Paganėm akis, jo, palėtos. Pasvajojam apie tokį pardavimą. Nes buvo komentarų, kas sako, pakalbėkite apie tą brangų turtą, nu tai sakom... Žinai, visokių tų komentarų yra, žinai, šnekė apie prabangų, žinai, sako, pakalbėkite apie paprastus būtų, žinai, ten paprastus, žinai, pakalbėkite ten. Kažką įdomiau. Šnekė apie Vilnių, pašnekėkite apie Kauną. Bet mes jau daug temų esam panagrinėję, turbūt, tai galima rasti kiekvienam ir apie prabangų, ir apie paprastesnį. Iš tikrųjų, vėlgi gal ir prašymas jau kažkaip ir žiūrovam komentaruose gal brūkštelkit, ko norėtumėt paklausti, nes jau iš tikrųjų senai ir darėm ir klausimų atsakymų laidą. Jau truputėlį kažkiek susikopė tų klausimų, bet norėtųsi jų ir dar daugiau. Jo, tai galit klausti ir ne apie tokį prabangų turtą, ir apie žemiškesnį turtą. O jeigu norite ir apskritai ir apie savo galbūt turtą pasiklausti kažkokiu klausimu, tai paliekam savo ir QR kodus, kur drąsiai galite rašyti. Ir ačiū Jums apskritai, kad žiūrit. Labai smagu, kad ir mieste pasakot, kad labai geras podcastas. Tai... Ir Javižiras atėję pasakot, kad žiūrit. Ir tiesiog, kad po 32 laidos mus vis dar žiūrit. Vis dar palaikinat ir pasakot gražų žodį. Tai tikrai labai
smagu ir skatina, toliau dar generuoti tą turinį. Tai va, ir standartinis priminimas, paspauskit subscribe, jeigu to nepadarėt, paspauskit like ir iki kitų kartų. Visą. Iki.